Ar kada pagalvoji, kodėl S&P 500 yra vienas iš pagrindinių investuotojų pasirinkimų visame pasaulyje? Tai nėra atsitiktinumas. Šis indeksas atspindi stipriausias JAV kompanijas ir siūlo ne tik stabilų augimą, bet ir galimybę pasyviai kaupti turtą. Šiame video sužinosi, kaip išsirinkti tinkamiausią būdą investuoti į S&P 500 ir kuri strategija tau labiausiai tinka. Be to parodysiu skirtumą tarp akumuliuojančių, tai yra ACC, ir distributing, tai yra išmokančių dividendus fondų. Na ir tikrai parodysiu, kurį pasirinkti yra efektyviausia ir pelningiausia. Žinau, kad įvedus S&P 500 kažkur brokerių jums išmeta kosminį kiekį pasirinkimų, tai šiandien video apie tai, kaip išsirinkti atitinkamą fondą, į kurį investuoti, kuo jie skiriasi ir kaip nepadaryti klaidų investuojant į S&P 500. Na ir pradžia, jums bet kokiu atveju bus reikalinga vertybinių popierių sąskaita, jeigu norėsite investuoti į bet kokį fondą, į bet kokias akcijas. Apie tai aš neperseniausiai dariau visišką atskirą video, kaip taupyti ir investuoti per Freedom 24. Visas reikalingas nuorodas sąskaitoms atsidaryti jūs rasite šio video aprašyme, taip kad pasiruoškite visų pirma investavimą, visos instrukcijos tikrai yra ir video su visais žingsniais, kaip tą daryti, tai pasižiūrėkit, atsidarykit investavimo sąskaitą. Nuo dabar aš jums parodysiu, ką jau reikia daryti turint tą investavimo sąskaitą, kaip investuoti, kaip įsirinkti tą S&P 500. Na, S&P 500 atrodo labai paprastai, tai yra pats populiariausias fondas, kuris susideda iš 500 didžiausių Amerikos kompanijų ir kuo geriau sekasi toms kompanijoms - Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Google ir taip toliau. Kuo geriau sekasi iš toms kompanijoms, jų akcijoms, kuo jos labiau auga, tuo labiau brangsta ir S&P 500 fondo vienetas. Jeigu, tarkim, fondas kainavo 100 eurų ir čia viskas žaliuoja, jisai auga, tarkim, iki 110. Jeigu čia viskas raudonuoja, atitinkamai fondas važiuoja žemyn ir mes patirime kažkuriame laikotarpyje minusą. Na ir jeigu pasižiūrėsime į S&P 500 investicinį vidurkį, tai paskutinių 10 metų yra 13,83%, paskutinių 20 metų yra 11,85%, nuo viso laikotarpio, nuo jo įkūrimo 1926 metais, greitai švęsim 100-ąjį metų, yra apie 10-11%, įskaitant karus, krizes ir visus kitus dalykus. Neveltui tai yra laikoma viena, sakyti, investavimo priemonių pensijai. Neveltui Warrenas Buffettas yra pasakęs, sako, jeigu aš mirčiau ir man kažkas atsitiktų savo antrai pusėje ar draugams linkėčiau ir sakyčiau investuoti pinigus į S&P 500, viskas paprastai ir aišku. Gerai, tai kaipgi dabar įsirinkti tą S&P 500? Keliaukime į puslapį Just ETF. Per šitą puslapį visą laiką galite ieškoti įvairių ETF, įvairių fondų. Įvedam S&P 500 ir kaip matot, man išmeta 98 pasirinkimus netgi, į kuriuos aš galiu rinktis. Na ir šioje vietoje aš galiu įsifiltruoti, tarkim, per paskutinius 5 metus grąžą. Nu ir matau, kad kažkodėl 231% net yra paaugęs. Ir čia nėra S&P 500, o čia yra fondas, kuris investuos greičiausiai į IT sektorių, į technologijų sektorių. Iš S&P 500, kiek čia yra pozicijų, jo 69 pozicijos, investuos į iš principo S&P 500 technologijų kompanijas. Na ir aišku, šitas augimas buvo ženkliai didesnis, nes investuoja į vieną sektorių. Jeigu šitas sektorius augo per paskutinius 5 metus, mes matome atitinkamai ir didesnę grąžą. Galim įsifiltruoti pagal fondo dydį, ne? Ir matysim, kad iShare Core, S&P 500, kosminis fondas, tikrai didelis fond sizas, lyginant su kitais, tai gali būti, kaip sakyti, pridėti tokio stabilumo, nes fondas yra didelis, senai dirbantis. Čia mes matome, yra turto valdymo mokestis. Ką tai reiškia, kalbant apie turto valdymo mokestį? Tai jeigu, tarkim, esate suinvestavę 10 000 eurų į S&P 500, tai per metus jūs sumokėsit 0,07% turto valdymo mokesčio. Tai sudarys 7 eurus mokesčio. Jeigu esat suinvestavę 100 000, 70 eurų per metus mokesčio, tai kuo šitas mokestis yra didesnis, tuo jūs daugiau sumokat už investicijų valdymą. Na ir kaip matot, yra, tarkim, 0,05%, 0,03%. Ne? Kodėl 0,03%? Ne? Distributing fondas 0,03%, full replication. Tai vadinasi, tiesiogiai
tiesiogiai investuoja S&P 500 ir tiesiogiai investuoja į kompanijas, pilnai replikuoja, ne? Tikrai geras variantas, 0,03% mokesčio. Čia reikia atkreipti dėmesį į replication, nes kartais būna swap-based, ne? Ką reiškia, kad tas fondas tiesiogiai neaunina ar neturi tų kompanijų pas save, tiesiogiai neperka investicijų, tiesiogiai neinvestuoja į akcijas. Tai šiuo atveju dažnai swap-based fondai būna šiek tiek pigesni negu full replication, tai atkreipkite dėmesį, kai investuojat. Aš asmeniškai dažniausiai investuoju į full replication, mokestis jeigu nesiskiria ir aš neplanuoju kažkaip taupyti ant turto valdymo mokesčio, aš asmeniškai dažniau investuoju full replication. Na ir čia mes matom dar distribution policy ir accumulating arba distributing. Tai fondai skiriasi tuo, kad ar jisai akumuliuoja dividendus ar išmoka dividendus. Tai jeigu jisai akumuliuoja, tai vadinasi automatiškai gaunami dividendai yra reinvestuojami ir žmogui neišmoka jų. Jeigu distributing, tai vadinasi tuos dividendus žmogui išmoka, ne? Tarkim, nukeliaukim iki to paties prieš tai buvusio fondo, šito distributing 0,03%. Čia yra kiek kainuoja fondas, kad jį vienetą įsigyti. Į tą dar irgi reikia atkreipti dėmesį, nes kažkas kainuoja 577, o prieš tai buvęs fondas swap-based kainuoja tik tai 9,49 euro. Tai vadinasi, man reikia 500 eurų, kad aš investuočiau į S&P 500, aš galiu investuoti su ženkliai mažesnė pinigų suma ir jūs pirksite tą patį S&P 500, tai yra investuosite tą patį S&P 500. Tai vadinasi, yra fondo politika, kiek kainuoja fondo vienetas. Tai grįžtame prie SPDR šito fondo, tai yra 577 eurai, tam, kad aš jį įsigyčiau, man reikia sumokėti tokią pinigų sumą ir aš investuosiu į S&P 500. Čia jūs galit matyti, kaip susideda holdingas, kaip susideda kompanijos, pagrindinės pozicijos. Ir jeigu pasuksit žemiau, pamatysit, kad jisai moka dar dividendus, kiek kiekvienais metais mokėjo dividendų, kas ketvirtį išmoka atitinkamą pinigų sumą dividendų. Na ir jeigu pasižiūrėsim, jūs galit įsivertinti įvairiais pjūviais, jeigu siekia tenais didžiausios grąžos, tarkim, SPDR Distributing fondas 119, ne? Kažkodėl jo nėra arti paskutinių 5 metų grąžą, nors ir yra ir didesnių turto valdymo mokesčių. ESG Leaders, čia bus irgi kažkoks ne S&P 500, 0,03, accumulating, kiam 1 euras, čia bus 208 kompanijos. Vėlgi galite pasižiūrėti, kokias per kompanijos pasirinkti kažkokią strategiją ir šitas fondas outperformino tradicinė S&P 500 su 500 kompanijų, pavarė ženkliai geriau, praktiškai 10-15% per pastruosius 5 metus. Ir turbūt svarbiausias dalykas, jeigu norite investuoti į tą fondą, nusikopijuoti į SIN kodą, keliauti pas brokerį, įklijuoti į SIN kodą ir jums išmes visas biržas, kuriuose jūs galite nusipirkti tą fondą. Ir šiuo atveju yra eurais, ne? Aš galiu pirkti doleriais tą patį fondą. Tai kai įvedate SIN kodą, jums išmeta tiesiog skirtingas biržas. Ten tuo skiriasi, kokį jūs valiutą pirksit arba kokioje biržoje jūs pirksit, nes skirtingose biržose gali pas brokerį būti skirtingi įkainiai, kiek jūs turite sumokėti už investicijos pirkimą. Tai labai paprastai arba pasukę žemiau Just ETF galite nusikopijuoti vadinamąjį tikerį. Ne? Nusikopijavę tikerį, jūs galite irgi taip pat surasti tą fondą. Na, tikiuosi, tampa šiek tiek aiškiau, kaip rinktis tą S&P 500 fondą. Jeigu matot, va čia irgi yra tikeriai iš karto surašyti arba į SIN kodai. Tai visais atvejais jūs nukeliavę galit pasižiūrėti visi šitie fondai. Va čia net rašo ACC arba Distributing. Irgi rašo jo investicinė grąža, jo mokesčius. Iš karto rašo full replication, holding, kiek rašo mokesčius. Tai pagal tai jūs galite įsirinkti, kiek jūs galite atitinkamai mokėti. Kuo, aišku, fondo vienetas yra brangesnis, tuo jums dažną atveju reikia mokėti mažiau už pirkimą, nes tam tikri brokeriai būna taiko
už nupirktus vienetus dar papildomą mokestį kažkokį fee. Tai kuo daugiau ten perka 100 vienetų, kainuos šiek tiek brangiau pirkimas negu pirkti vieną vienetą. Arba nuo sumų būna priklauso, tai čia irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Bet ką aš jums norėjau parodyti, turbūt labai populiarūs fondai yra Vanguardas, ką tikrai būsit girdėję, VUAA tikeris arba VUSA, tiek accumulating, tiek distributing. Matot, yra du fondai. 119,98 augimas ir 119,73 augimas per paskutinius 5 metus fondo vieneto. Ir ką mes matome, kad vienas fondas yra akumuliuojantis, kitas yra distributing, bet jeigu aš juos palyginsiu, investicinė grąža, grafikas. Grafikas yra iš principo identiškas, kuo jis skiriasi, praktiškai niekuo nesiskiria. Praktiškai niekuo nesiskiria, tik vienas išmoka dividendus, kitas akumuliuoja dividendus. Ir labai dažnai, ir aš tikrai pats esu ir kalbėjęs su žmonėmis ir daręs video, nes kažkoks naratyvas buvo, kad akumuliuojantis fondai yra labai gerai, nes neišmoka dividendų, nereikia mokėti mokesčių, juos automatiškai akumuliuoja. Bet jeigu mes matom investicinės grąžas identiškas, praktiškai tas accumulating fondas čiut daugiau uždirba, paaugo vienetas. Bet jeigu aš kiekvienais metais paskutinius 5 metus iš distributing fondo dar gavau dividendų, man dar įkrito 5 eurai dividendų, šiek tiek daugiau, be 5 eurus per paskutinius 5 metus, tai ir aš juos reinvestavau. Tokiu atveju, pagal tą matematiką, kokią mes matom, labiau apsimoka investuoti į distributing fondus negu akumuliuojančius fondus. Bent jau taip tą rodo statistika. Tai ką aš asmeniškai padariau su savo investiciniais fondais, tai visus fondus pasirinkau vietoje accumulating, distributing. Tie, kurie buvo accumulating, juos pasilikau, tegu liko, nepardaviau. Bet tiek S&P 500, tiek viso pasaulio ETF pradėjau investuoti į distributing fondą. Tai kaip ir sakiau, kad ir kokį S&P 500 fondą pasirinksit, parodžiau, kuo jie skiriasi, kaip patiems pasivaikščioti per Just ETF puslapį, kaip surasti jų tikerius, kuriuos galite vesti, ar įsin kodus, tai pasižaiskit, pasivaikščiokit ir kad ir kokį jūs pasirinksit, ar tai bus SXR8 fondas, akumuliuojantis S&P 500, ar HHH, distributing fondas S&P 500. Jūs investuosite į tą patį S&P 500, kuo gali skirtis, tai ar tai yra akumuliuojantis ar distributing, kiek mokesčių sumokat ir kaip fondo vieneto vertė auga, kiek atitinkamai procentų uždirba, tai nesiskirs stebuklingai daug. Just ETF jūs galite absoliučiai viską susirasti ir manau, kad labai paprastai ir nesudėtingai įsirinkti savo norimą S&P 500 fondą. Na ir jeigu patiko šitas video, spustelk like mygtuką ir parašyk komentarą, ar norėtum panašiau video daugiau, kad panaršyčiau daugiau Just ETF, pasidalinčiau daugiau konkrečių fondų su jų tikeriais, su jų mokesčiais, su jų investiciniam grąžom. Šiaip visai galvoju padaryti gal net ir tokį eksperimentą, paimti keletą fondų, tą patį S&P 500, paimti viso pasaulio ETF, paimti opcionais prekiaujantį S&P 500, kuris išmoka dividendus ir palyginti juos, padaryti realų eksperimentą, kiekvieną mėnesį investuoti ir pasižiūrėti 5 metų laikotarpį ar 10 metų laikotarpį, kuri strategija buvo efektyviausia, o galbūt prie tos strategijos dar prijungti ir kokį Nasdaqo technologijų 100. Tai jeigu būtų įdomu pamatyti tokį eksperimentą, parašyk komentarą ir taip pat laukiu tavo komentarų su galbūt naujomis video idėjomis. Linkiu sėkmingo investavimo ir pasimatome kitose video. Iki!